yra toks nutikimas, pas Puklevičių mačiau, kad Latvis Vokietijoje bare žiūrėjo futbolą. Čia naujai? Čia ką tik tais. Žiūrėjo futbolą ir užsisakė alaus. Sumokėjo kortelytę. Kas padarė po to? Sakė, dar vieną alaus bokalą. Sumokėjo kortelytę. Viso jis užsisakė ir sumokėjo 16 alaus bokalų, sumokėjo kortelytę. Po vieną. Ir savininkas labai papyko, nes tam 20 ar kiek tam centų, blėt, nuo banko šito operacijos paslauga. Jis sakė, vokiečių kalba, turbūt, aš ništ. Jo, čia. A Latvis buvo po 16 bokalų, nu, Šiltas. Tipsi. Buvo lengvai tipsi. Ir jis sakė, Latvių kalba, galbūt rusų. Atvažiavo policajai. Tai jie konstatavo, cituoju jau Puklevičių, pirmą, kad Latvis buvo nelabai linkęs kompromisintis ir kooperuoti su policija. Kas normalu po tokį? Antra, jis nelabai komunikavo, nes obviously nei jis vokiškai mokėjo, nei vokiečių. Policininkai Latvių. Tikrai, ne? Ir trečia, kad jis nieko blogo nepadarė. Nes obviously nieko blogo nepadarė. Ko tikėsi baro šeimininkas? Jis padarė persona non grata. Kad svečias užsisakys iškart 16 klausimų, sakys, man tik po vieną įpilk, aš apmokėsiu visą kortelį. Labai blogai, kad tai pats kaltas, kad priėmė kortelę. Bet jeigu futbolas tęsiasi su pratęsimu, tai gal ir normalu tokį kiek išgerti. Nors gal nelabai. 16 net aš tik neišgeriu. 16. Tu pagalvok. Tai gal vaišino draugą. 16 išdėjo, tai 8 litrai, blėt. Taigi gal, kaip... Šiaip tai. Vokiečių policininkai turėjo nubausti baro šeimininką. Ašgi buvau tokiai situacijai. Kaip? Kai buvau su mūsų pažįstamų draugų Vokietijai, kuris dabar nebegeria. Jau žinau. Taigi buvo, kad mes prieinam prie baro, paimam po gėrimą. Koncerte. Žiūrim koncertą. Grįžtam. Kitą. Grįžtam vėl paimam po gėrimą. Ir kažkurį kartą grįžtam, barmenas sako, aš jam nebeparduosiu. Pas juos yra toks įstatymas. Pas mus irgi. Aš sakau, o aš galiu jam nupirkti? Sako, jūs galite čia ant savo atsakomybės. Dėl to, kad jis jau nebuvo, jis kaip tas latviukas. Tai aš manau, kad barmenas, kuris pardavė latviukui 16 bokalų, jis pats kaltas. Ir reikėjo antrankius ir gal dabar susirasti. Uždėti tą chamutą plastikinį. Kur nors Ispanijai slydęs. Nes jeigu kas atsitiktų, tai kaltas būtų tas, kuris jam pylė, nes arba kad kortelytę mokėjo. Čia netame esmė yra. Susilaukiau įplaukos į Svetbanką, nes prapisusi teismo nuosprendį vieną, buvo rusnios. Man, sumokėjo išlaidas. Tai bilinėjimusi Čežba. Buvo, prasralo. Paraipalas ir turėjo sumokėti. Tam beveik 6,000. Joptumet, partelis buvus. Su manim, mane, Lietuvaičių žemėj, Lenkė. Čia užprogramuotas prapisimas. Taigi mūsų teisinė sistema ką apgina pirmiausia? Lietuvca. Vos jo Lietuvaitė, kasgi Lietuvos. Ai, tai, žinai, naivumas šventas. Buvau. Vairavau savo Chevroletą prie Levens, bet Levoj džiuvo. Žinai šitą dainą? Žinau, čia Madonos. Originaliai tai ne. Čia jinai perdainavo. Čia sena daina. Originaliai tai kažkokia vyruko. Dolano McDonald's. McDonald's. Ir jis yra originalas 15 minučių. Maševitų. Šitą Madonna tai sutrumpino, išmetė tam gerą galvą. Gabalą iš dainos negali išmesti. Ne. Kur buvai? Aš buvau Prancūzijai. Pas draugą. Prajokinai. Aš niekad nebuvęs, tik, išskyrus Meilės miestą, kur smirdėjo kanalizacija, buvo nelabai malonu. Kur buvau, tai
prie Kanuose buvau. Kanų liūtus mačiau. Sėdėjau prie stalo Kanų kavinėje, kažkokie lietuvaičiai prisėdo. Liūtai, blėt. Važiavo kažkokius, blėt, vadyti iš reklamos pasaulio, kur daro reklamos, kur, blėt, šitam Circle girdisi, blėt. Tu išalkai? Ne, tai... Čia ne pas blogiausias. Blėt, Circle, blėt, aš jau ten nevažiuosiu. Tu įsivaizduoji, ateini, blėt, ir ant manęs iškart paleidžia reklamą. Kažkas pizdukėlis už 100 matyti eurų padaro audio klipukus. Karšta. Gal atsigersiu. Džikčia pilnas jie. Ir, blėt, tik Circle K. Baigės, iškart iš naujo tą patį antrą kartą. Kažkoks pidrasas įdėjo 2 kartus. Ir ten bardakas pas jūs. Tu gal per ilgai užsibuvai ten? Ne, ten pasibaigė ta reklama, prasidėjo iš naujo. Išėjė, tu likai yra nepadaryta, kad kiekvienas pirkėjas. Kai buvo Statoilas, tokių šūdų nebuvo. Kai iš ten, blėt, ką jis ten rūko, blėt? Circle, blėt. Tas, blėt, bibelis. Ten buvo prieš tai, blėt, kaip ten tas buvo. Gerulis. Tai dabar, blėt, toliau tas bibelis kepa tos klipelius jums už 98 eurus be mokesčių, su mokesčiais. Ir jūs, blėt, nuodėjat, blėt, paprastų motoristų, kurie atvažiavo užsipilti gazolino, blėt. Tai prancūzijai, žinai, kaip buvo dar man. Degaliniai, noriu piltis, parašyta gazolis. Galvoju, gazolinas, jau noriu kišti. Bet kažkaip ne žalia spalva, blėt, ne žalia spalva. Gazolis. Kažkaip, blėt, aš šalia žalia spalva, bet parašyta kažkaip nesuprantu ką. Ta pavašiau tą lytį. Dešvinis. Tai turbūt, tai šalom žalia. Būčiau kišęs tą gazolį, blėt. Būtų ilgai. Prastalą turėjau. Tavo šitas, kaip tas diskelis, kur pas tai įsistato, kur policija patikrina, ar mėgojai. Kaip jis vadinasi, pamirštam. Vietoje dėžutė suristų. Būtų per ilgą prastalą. Sakytų, kodėl nevažiuoja, kodėl mėgi čia taip ilgai. Aš būčiau, aišku, pradėjęs inicijuoti provokacinį situacijos aptarimą. Ir būčiau atsidūręs daboklį kokį nors provincijos miestelio Prancūzijoje. Kur koks nors Louis de Finesas. Anūkas jo mane su bananų pergrotas vaikščiotų naktį, neduotų užmygti. Paskui ateitų fanatai ir tada išvaduotų. Bet po to jas užpiltų vandenį ir jas surūdytų. Taip. Aš neatsimenu šitą filmą visiškai. Ten buvo geras. Ten kažkaip atrado, kad po to jie vandens, nes ten jie ne ufonautai, jie kaip robotai. Androidai. Kažkokie metaliniai. Tai ten, jeigu užpili vandenį, tai jie sugenda. Tai sako, kaip dulkius rublys rumba. Irgi manęs nemėgsta? Nemėgsta man šitą. Aš buvau vieną kartą rumba įvaręs, ar ten Samsungas jau buvo. Tas robotas. Primyžau vidurį kambario. Nelaikau šlapimo, aš jau senas. Ir liepėjai išvalyti. Siurpk. Jis įvažiavo į balos vidurį, sustojo kaip rusnena peripravė. Sugedo tankas. Paleidai droną? Ne, nereikėjo. Kad numestų namie bambyti žaidėjų Ukrainą. Dabargi per vestuvės, kai meta per save jaunoji šitą kažkokią huiną ir pokštę. Kas pagauna tas ištiką. Tai dabar meta per vestuvės jaunoji Donbasį droną. Tai snuskai. Jis jobina prieš bobų ir kuri lieka gyva, tai tą ištikės. Ja? Ten greit gali nelikt bobų. Donbasą? Donbasą bobų bus visada. Dabar bobos eina į ataką pas ruskius. Taip, blėt, čia našumėlino visas Twitteris. Bobų tokie, blėt, žmogžudėjai iš kalėjimo. Ir, blėt, tokia fiziologija, snukis, blėt, barodavkė, aišku, kaip girdėjot. Blėt, jie keliūnas. Blėt, grinas į keliūnas. Ir, blėt, pasie su skoču, blėt, ne su dakteipu, su skoču akutės užklijuotas. Nuo ko? Nuo dujų? Kad negražtų? Gal. Ir jinai tokia pabaisa, didelė, tokia, blėt, sniego žmogus, aš tokios bijočiau. Su skoču? Z šturmo, blėt, atriadas ateitų pas mane į kopą, sakyčiau, aš pasiduodu. Tokia, blėt, Streikenbok. Nu, kam su skoču akis klėjo? Nu, kad nebedulkėtų.
Jeigu... Ir turbūt sakė pas mane linzas, apsaugoti bent akis. Ne, o jeigu, pavyzdžiui, sakytų, negalima su linzėm, aš sakytų, aš, neprimatau. Tada tas politrukas... Tam tikros dioptrijos skočiai. Jo, yra skočiai, sako, kokios pas jums? 2, 3, minusas. Ir randa skočą su dioptrijom užklyvę. Viską matau. Sako, man viena akis viena, kita kitokia. A, tokio neturim. Ne, tada 2 skočius. Kaip piratai. Kaip piratai. Blet, kokia jinai baisi buvo, jebat, su Jakeliūnas, bet dar didesnė, tokia miška, tokia atletiška. Blet, su tokio, tai aš nežinau, už ką jį pateko į kalėjimą, tai turbūt už išvaizdą. Būna toks straipsnis. Blet, kokios bubos. Mačiau vieną su Kropčikas per chat ruletką. Su 2 ruskiam kalbėjo. Taip. Ir tos ruskės tokios jaunos, tokios, kur pasipysmą mėgsta. Hihaha su olum. Ir jos abi, ir jis jas raito, kaip, žinai, kaip paskarydė ant kabliuko. Ir jos, blet, ten kvintesencija rusnios. A vas pas jūs sako fašizmas. Sako, pala, kas yra fašizmas iš viso? A jūs, pas jūsgi nieko nėra, nei dujų, nei naftos. Tas sako, šiaip jau dujų turim, Ukrovai pasirodo turim dujų. Nežinojo šitą. A tu sėdi, žiūri, klapsi akim, žinai. Sako, mes turim dujų. Žiūri ir tada, bet tai jūs amerikonai valdo, kaip į kalbą. Jis jums sako, tai, kad jūs turite iš žemės, jums steka nafta ir dujas, tai ko, jūs dėl to geresni, blet. Bet ten tokia mušta korta, blet, joftvina. Ten, blet, gyvuliai. Ir jaunos, čiuvichus, kur, blet, kur nežinotum konteksto. Viena tokia, blet, keptuvės nukio, kita tokia, sakytum, dar ne. Sueitų už, blet, kokie europietai. Labai apgaulinga. Čekoslovakija kokia, bent kaip minimum. Labai apgaulinga. Jie labai, aš visada mačiau, kad jie labai... Tu visada mąstydai, taip. Apsigauna dėl to savo žemėlapio, kad jie pamato, kad jie labai dideli ir čia... Jie turi tą, kad čia, kad mūsų daug ir mes dideli, čia mes dėl to geresni, ble. Ir tu neišmuši šito. Ne. Niekaip. Žinai, kad Maskas... Atsiprašau, ponas Maskas, jisai nori nusiųsti kosmosą tokią didelį raketą, kokios dar niekada nebuvo. Žinai, ką jį išneš į orbitą? Šiukšlės? Ne, visas blogas emocijas žmonijos. A kaip jas sudėjo? Kaip surinkti? Jis išrado. Emocijų gaudikį? Visas skausmą neveikia. Man atrodo, visas blogas emocijas jisai susirenka per Teslas. Nes kiekvienas ją įsigijęs ten palieka didelį kiekį savo blogų emocijų. A jis gudrus. Yes. Nes po to grąžina tą šūdą visi, kurį per brangiai nusipirko. Aš žinai, kaip, tarp kitko, jis vis tiek toks biškas paragali. Šinionistas. Jo, bet jis, blet, žinai, kaip jis prigalvojo botus trumpinti X-ę. Batus? Botus. Guminį. Botus. Taip, Wellingtonus. Tai įsivaizduok, įvedė mokestį 1 centų, minimaliausiai įmanoma. Už akauntą, kaip aš supratau. A botus, taigi, moka per kortelytę. A botas kortelytės neturi. Ir tada, kai paaiškėja, kad iš vienos kortelytės atėjo sumokėjimas, pavyzdžiui, už 100 akauntų. Labadiena. Labadiena. Reiškia, 99 yra vis dėlto botai. Tik vienas tikras, greičiausiai rusų tautybės apšipinėtas kovotojas už pasaulio geresnį be nacizmo. Bet pavyzdžiui, revoliutė tu gali pasidaryti kiek nori kortelyčių virtualių. Vieną, kitą. Tai tu šitą Maskui paskambink ir pasakyk. Tai jeigu revoliutą, tu per 2 minutės padarysi 200 kortelyčių, aš spėju revoliutą susidomės tavim. Manai? Turėtų. Tam irgi. Tai nereikia. Gali 200 žmonių padaryti po 10 kortelyčių. A tu 200 suras. A tu suras 200. 200 ar tiesiog 200? 200 tai raščiau. Pajukavom ir užtenka. Surimtėkime. Jo, buvo tas, kad tu eini į parduotuvę šopintis. Paperdė. Tariamai. Ir ten išeina Žižalo.
Keista. Būna tokių žmonių. Man taip nėra buvę. Nėra tau buvę. Bent jau neatsimenu. Būna žmonių, kurie kaip peržė, jiems jų pačių dujos veikia kaip šitas, ne, kad patinka, bet veikia kaip joko dujos, kaip vykdavėjai. Čia labai pavojinga vairuotoja. Jo. Nes jis sėdi kabinoje vienas. Puktelį bumis tų. Ir užbėga. Todėl tokie asmenys juos priima į darbą vairuotojas, bet jiems tada padaro tokį žarnelę, kurį išveda. Jie pamiršta, žarnelę įsikišti, kad dažnai labai. Vieną kartą vis tiek pamirši. Taip, vieną kartą pamirši ir viskas. Ir giltinės ant kelio, vidurį kelio pasitiks. Dalgaliumą jos. Dalgaliumą. Įdomu čia. Furisto himnas, ne? Kokią priesaiką furistas duoda? Jeigu ginekologas duoda pučkos priesaiką,